pasitikti, bet ten už tvoros. Tai sako, gerai, palauk, čia tokia kišenė. Įvažiavau kišenę, praleido visas mašinas. Tada jisai su to popieriuku nuėjo pas brolį, brolis užpildė dokumentus, grįžo ir sako, tai važiuok. Kaip apskritai gimė, kaip ir kada gimė šitos kelionės idėja? Būtent šitos kelionės idėja gimė prieš COVID-ą, gal dar metai prieš COVID-ą. Tai čia kokiais maždaug 2019 buvo? Kažkas panašaus. Tai man paskambino brolis ir sako, nu ką, važiuojam. Tai va, tai mes pradėjom ten viską dėlioti, už ir prieš, kaip ką. Ir atsitiko gyvenimas, šovė COVID-as. Tai viską teko paviršti kažkuriam laikui. Tada pasibaigė tie apribojimai tokie ir aš pradėjau intensyviai ieškoti transporto priemonės, su kuria važiuosiu. Tai nusipirkau transporto priemonę ir sakau, važiuoju. Nusimatėm tada tiksliai datą ir pradėjom ruoštis. Tai čia buvo pats jau tikrasis pasiruošimas metai prieš. Tai čia toks pasiruošimas praktiškai truko metus beveik gerus laiko, ar ne, kaip suprantu? Taip. Su motociklą nupirkau ne naują ir ne visai važiuojantį, tai teko jį remontuoti, tai vat su visais remontais, su pirkimais įrangų visų ir šiaip domėjimasis, tai ten apie derinimai su darboviete. Kaip pasirinkot būtent šitą kryptį ir kodėl būtent Afriką, o ne, nežinau, pavyzdžiui, bandyti kažkaip ten važiuoti per Turkiją, gilin į Aziją ir panašiai? Labas rytas, spalio. Labas rytas, rugsėjo 30 startas į Afriką. Ta laukia nakvynė Lenkijai. Šiandien nusimato per pietus lietus 4 valandas. Laukia. Tai šita kryptis buvo pirmą kartą važiuota 2001 metais, buvo toks Baltic Routes vadinasi. Iš Anglijos į Dakarą. Mes važiavom tada su Lada Niva tokiu automobiliu, bet manęs nelabai įsileido, tada kadangi Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungoje, kai manęs nelabai įsileido į Senegalą. Tai mes nutraukėm kelionę Mauritanijoje nuo Čado sostinėje, nes aš negavau vizos, taip greit kaip norėjusi. Ambasadai pasakė, turi laukti nuo 3 dienų iki 3 mėnesių, tai visi netenkino, tai mes įsikrašinukės ir grįžom lėktuvu namo. Tikslas buvo nuvažiuoti į Dakarą, galbūt ir dar toliau. Čia 2001, kadangi nepavyko, tai dabar buvo tikslas, kad pavyktų, ar ne? Taip, bet tik tais aišku su kita transporto priemonė. Mano vienas iš tokių sugalvotų klausimų buvo, kokiu dar šiaip esi crazy avantūrų ėmėsi savo gyvenime, bet vieną jau išgirdau, kad 2001 buvo toks bandymas irgi keliauti. Ar dar kažkokių esi tokių, nežinau, kelionių, kur, kaip aš sakau, gyvenimo kelionė atsitiko? Tai kad tokių drastiškų tai gal ir ne. Tiesiog 2001 metais dar ta pirma kelionė iki Anglijos buvo irgi labai įdomi, kadangi irgi mes buvo ir Anglija ne Europos Sąjunga, ir Lietuva ne Europos Sąjunga. Tai aš tą pačią dieną važiavau į Angliją, tai kėliausi iš Hamburgo, dabar neatsimenu į miestą, tai prieš keltą važiuojant, tada išvis net nekalbėjau nei angliškai, nei vokiškai. Ir mane ten reikiavo į liniją tokią, kur visus reikėjo automobilis prieš keltą. Aš sakau, aš nesuprantu, jisai, tu ką sako, angliškai nemoki? Ne. Tai sako, taip susuk, važiuok, tavęs į Angliją tikrai nepriims. Sakau, viskas gerai, šitas vis tiek nuvažiavo. O nuvažiavau į Angliją, išsilaipinom iš kelto ir sustojau, man duoda ten tą lapuką, žiūriu, kaip pažįsi tą lapuką. Sako, taip, žiūriu, kiek ten piršto. Sako, čia ką nors pildysi, sakau, pildyčiau, bet nieko nesuprantu. Tai sako, pas ką atvažiai, pas brolį, kur brolis surodo, ten jis buvo privažiavęs pasitikti, bet ten už tvoros. Tai sako, gerai, palauk, čia tokia kišenė. Įvažiavau kišenę, praleido visas mašinas. Tada jisai su to popieriuku nuėjo pas brolį, brolis užpildė dokumentus, grįžo, sako, tai važiuok. Tai žodžiu, brolis išgelbėjo, ar ne? Taip, jeigu nebūtų atvažiavęs, tai būčiau neįvažiavęs.
Dar toks aktualus aspektas, šiaip kelionės šitos metu, ar buvo momentas, kai, nežinau, darbe įgytos techninės žinios kažkokios pasitarnavo kelionės metu? Pirmos aukos išsilydę į tą motociklę. Matau, pasiekmės irgi yra. Vakar nuvažiavom 827 km, tai kaip ir viskas gerai. Vakar, aišku, pastebėjom, kad pas kolegas nuo didelio greičio sudegė tašių dirželiai. Gaminam specialią sąvaržą. Čia, kad paremontuotume nudegusias tvirtinimo vietas. Suvirina, dabar Saulius nudažė, dabar Saulius džiovina kažką. Bus kietai viskas. Geriau negu originalas buvo. Pirmas remontas. Šildo žiedus, pagamino vietiniai meistrai, auksarankiai. Ne, apsukat šitas, tas zvirintas, va. Dirba hebra, kažką gamina. Taip suka kažką ten, tai vienas laiko, kitas suka, o trečias kažką irgi nesąmonėm užsiima. Viskas. Tai padangą teko remontuoti. Ten kažkoks rimtas gedimas, kaip ten viskas vyko? Ne, ten tiesiog spiglį. Važinėjau per smėlį, ne asfalto, sugalvojau, kad reikia pasivažinėti per smėlį tam truputėlį, tą dykumą. Sugebėjau spiglį surasti smėlyje nuo krūmo. Tai teko jį remontuoti. Radom skylę. Bandysim remontuoti. Oho, spiglys. Sai. O, все. Nereikia jo. Ne prie pat jo, tai yra biškai palikti. Vakar pasivažinėjau pas smėlį. Atvažiavau į nakvynės vietą su tuščiu ratu. Nuvažiavom kiek 2 valandas kažkur. 100 kilometrų. 100 kilometrų. Pribūtėm 2,5 baro, liko 1,5. Niekur neleidžia. Rodo 2,5. 2,3. Viskas, remontas baigtas, bandysim važiuoti toliau. Man atrodo, tai bus kiekvienas rytas iki padangų keitimo. Tai žodžiu, daug streso nesukėlė incidentas. Naujienos nebus. Ne, senos naujienos, okei. Keliavot jūs 4, ar ne? Iš Lietuvos pradėjom keliauti 3, brolis startavo iš Anglijos. Tad prisijungėm, susitikome Afrikai, ne Afrikai, o susitikom prie Gibraltaro, Ispanijos apačioje. Ar visi buvot pažįstami ir ar nebuvo kelionės metu, nežinau, kažkokių tai iššūkių, nes vis tiek kelionė sunki, intensyvi ir grupiai žmonių keliaujant būna kartais, kad ne visai iki galo biolaukai gali sueiti. Būna viską aš pasitaitą. Su broliu aš pažįstamas visą gyvenimą. Jo. O ne visą gyvenimą iki kažkur 1996 metų jis išvažiavo, tai jau toks pažintis tokia kitokia. Okay. O su kitais 2 keliauninkais, tai ten buvo tėvas su sūnum. Tėvą aš pažįstu irgi labai seniai, mes susipažinom vienoj iš mano buvusių darboviečių, aš dirbau joje, o jie tą darbovietę pardavinėjo dažus. Ten daug metų atgal mes susipažinom, tada paskui ta pažintis truko iki šių dienų trunka. Tai kažkada buvau nuvažiavęs į svečius, sakau, užsiminėm, kad važiuosiu, sako, ir aš noriu važiuoti. Sakau, važiuoju. Bet tai paprastai.
paprastai. Tik tai jis pasakė, mano dar ir sūnus nori. Sakau, važiuojam. Mes kelionės metu šiek tiek bendravom ir aš atsimenu, kad tu sakai, kad Europai tai čia bus nuobodu važiuoti, nes asfaltas sėdi, važiuoji ir paskui jau į Afriką važiavus ten įdomumai prasidės. Dykuma kažkokia, bekelė, smėliu važiuojant, ar šiaip visos kelionės metu, apie ką dažniausiai mintis sukdavosi galvoj? Kaip įvažiavom į Afriką, tai kai važiavom, į priekį važiavom. Važiavom Marokė, pasukom truputėlį toliau nuo vandenyno, tai pirmos tokios dienos, tai buvo žiūrėjimas, kas čia kur, ir papuolėm į tokį Atlaso kalnus ir vieną turbūt iš Atlaso kalnų gražiausią. Sustojom pagerti kavos. Čia kavinė, ten mums daro kavą, geltonai maišikliai. O čia landšaftas. Grožinis vaizdelis. Kanjoną. Ten akys raibo nuo to kanjono per pirmom dienom ir nuo to aukščio buvom aukščiausiai 2800 metrų. Oho. O paskui, kai jau nusileidom nuo kalnų, tada jau buvo kaip neiškepti galvoje. Ir kaip motociklo kompiuteris rodė 43 laipsnius vienu metu. Ok, tai kaip sekėsi adaptuotis prie karščio ir neiškepti? Sunkiai. Pradžiai, tikrai pirmom dienom tai buvo tragedija kažkokia, ko leidomės žemiau, to karščiau. Nusirengt negali, nes tada iškepsi. Vis tiek tenka važiuoti savo kažkokiais drabužiais. Tai viską teko išmesti, susidėti tik tašes, kas ten atrodė nereikalinga, kas buvo Europai lygtais tenkina, o jau Afrikoje jau netenkina. Bet tada buvo kitų kriterijų. Dar leidžiantis ryte būdavo +10, dieną +40, vakare vėl +10. O kaip su tuo temperatūrų skirtumu? Kuri diena pas mus? Kuri diena? Važiavimo. 13-14. 14 diena važiavimo, esam Mauritanijos Maroko pasienyje. Vakar buvo labai karšta, matyt karščio smūgio gal gavau. Virš 40 laipsnių, tai vakare sunkiai jautėmės labai. Šiandien lyg nieko. Tai atsikėlėm, žiūrėsim, kas bus. Čia reikia atsargiau žiūrėti, tai viskas, kaip senais genais laikais. Tai va, žiūrim, dabar čia jau atidaro langelį, pasus lupą, tai nežinau, žiūrėsim, kaip čia bus, kas čia. Ai, ten atvidinės turbūt per aną pusę. Žiūri, stebi, kur čia kas pasas. Per vieną langelį pasiėmė, per kitą atiduoda, aš kaip suprantu, nu žiūrėsim. Ryte šalį važiuodamas. Aha. Rytas Vakar buvo labai gražu. ir ryte buvo labai Jo, gražu. labai aukštai, labai gražu, labai vėsu. Perpūtė kaklą man. Naktį vėl šalį. Tai aišku, mes buvom priėmę sprendimą, kad naktį nevažiuosim. Steps. Nei ryte, nei vakarop nevažiuosim. Tai tas toks skirtumas mažėjo. Leidžiantis, kuo arčiau leidomės link pusiaujo, vieną dieną tai buvo, kad naktį temperatūra nekrito. Dieną važiavom 40, naktį galvojom permėgam išeinam į lauką +30. Pailsėti nuo karščio nepavykdavo. Klausytojų, darbuotojų klausimų irgi yra, ar teko nakvoti pačiose dykumose kažkur, nenormaliam, sakykime, standartiniam viešbutį? Šioj kelionėje ne. 2001 metais teko. Ok, ir 2001 ar atsimeni, kokie įspūdžiai tada buvo? Tai 2001 Mauritanijai per dykumą apskritai nebuvo kelio. Tokio, kaip asfalto. Važiavom tiesiog smėliu ir tiesiog kryptis buvo. Tai mes važiavom tenais 2 dienas. Važiavom, sustojom, pernakvojom, susėdom, pavalgėm ir vėl toliau važiavom kitą dieną. Skamba biškai egzotiškai. Ten buvo tokia kelionė biškai kitokia. Kelionės metu šiaip pasakoji vis tiek apie, kad mintis visokios irgi kilo ir vaizdai gražus. Ar buvo kažkoks momentas kelioniai, kada
pradėjai savęs klausti, į ką aš čia įsivėliau. Buvo antrą dieną Antrą dieną. startavus. Tai aš jau norėjau važiuoti namo. Kodėl? Tai, kad važiavom, antrą dieną važiavom Lenkijos pabaigoje, kirtom Vokietijos sieną, greičiai pasidarė dideli, kilometrų daug, laikytis ten irgi jau pakankamai sunku per didelį greičio. Jėgų nėra, iškart po kažkiek laiko aš nepratęs. Tai vat toks nuovargis, stresas truputėlį iš to nuovargio ir savęs galvojau, jau norėčiau namo važiuoti. Jeigu kas nors pasiūlytų, sakytų, būčiau turbūt apsisukęs ir važiavęs iš karto. Vis tiek, kelionė ilga, sudėtinga, daug sėdėjimo ir turbūt reikėjo kažkokios adaptacijos, ar ne, kol įpranti ilgam tam tokiam sėdėjimui. Kiek užtruko, jeigu galėtum pasakyti, tas, kol pripratai prie tos tokios nuolatinės visą dieną trunkančios pozos ir ar buvo momentas, kada jau pradėjai jausti tokį, nežinau, fizinį ar psichologinį nuovargį, nugaros skausmą, kažką tokio? Sunkiausia tai sėdėti tada, kai tu važiuoji greit. Kad ir kaip atsisėstum ant tos sėdynės, vis tiek pradeda plėšti odą, tempti. O kai per ilgą laiką tempia odą, tai atsiranda ten tokius skausmeliai. Kai į dieną važiuodavom iki 400 km, tai ten to nesijausdavo. Bet pavyko atrasti kažkokį, nežinau, stebuklingą pozą ar kažką tokio, kur jau prisitaikai ir tada viskas ok. Man ne. O kitiem? Tie mano pažįstami, kur važiavo su BMW motociklais, tai jie turėjo ten tokius kailiukus pasisiūvę. Dabar uždengta sėdynė, kad rasa Kad kailio nesidrėkinta. Kad užpakaliukas būtų sausas ir švelnu būtų ir minkšta ir slystų gerai. Kailiukai, sakė, jam pagerino tą visą reikaliuką, bet aš kaip suprantu, jie vis tiek jautė. Apie incidentus kelionės metu. Vieną minėjai, kad buvo spiglys rate, ar buvo dar kažkokių gedimų, kada reikėjo pasukti galvą, kaip privers motociklą vėl grįžti į gyvybę? Motociklai buvo beveik pasisapinojai, ne. Tokių situacijų nepasitaikė. Labą dieną. Sauliau, kas atsitiko? Nuotykiai tęsiasi. Privažiavom naują šalį, Ispaniją ir nukrito veidrodis. Tai dabar reikia pasiremontuoti mums šiek tiek tą veidrodį. Tai važiavom 25 km rankoje laikėm veidrodį. Vakar bandėm sieną kirsti vieną vietą, nepavyko, tada kitoj važiavėm į kitą, tada man tas nukrito. Biškį aplankstė motociklą. Bet, išlūžo priešrūkinis. Tai žodžiu, technika nepavedė iš esmės. Nors buvo gal, bet jisai, kai nuvažiavom, kirtam Mauritanijos sieną, pylėmės kurą, į priekį dar važiavom link Senegalą, lyg viskas gerai. Senegalė antrą kartą ar trečią užsipylėm kurą, pradėjom jausti, kad kažkas ne taip. Pradėjo stipriai variklį detonuoti. Beveik pasisus. Pažiūrėjom, ką mes ten pilam į tą kuro baką. Ale benzinas. Ten prieš mus motoroleriai pilasi, už mūsų motoroleriai irgi pilasi ir važinėja, lygtais viskas jiem gerai, bet pauostam, tai atsineša labai dizelinų kvapų. Ir buvom išpylę ant asfaltą, neišgaruoja taip greit. Mes tiek buvom pylėmės, tiek buvom plėmas ant asfalto ir negaruoja. Tai nežinau, ką mes ten pylėm, iš ko mes ten važiavom. Tai va, toj vietoj tai truputėlį buvo galbūt baisiau, kad nesugadintume tų variklių, bet grįžus atgal į Maroką susitvarkė. Ir čia irgi vienas iš klausytojų klausimų buvo, ar nebuvo kilusių problemų dėl nešvaraus ar galimai nešvaraus kuro. Tai kaip suprantu, čia turėjot įtarimą, ar ne, kad kuras ne visai švarus? Ne tai, kad jis ne visai netitinka reikalavimo, ten oktaninis skaičius per mažas, tikrai buvo. Kaip su kalbos barjerais? Ar nebuvo problemų susišnekant su žmonėmis keliaujant po Afriką? Vakaitas truputį bėga, atrodo, kad dirbau daug. Ten, kur važiuoja turistai, kur yra turistinės zonos, jokių problemų nekyla su anglų kalba. Jeigu išvažiuoju iš turistų lankomų vietų, tokiuose ten kaimeliuose, visur, tai taip, tenka jau pirštais kalbėti.
Arba turi mokėti prancūzų kalbą. Prancūzų kalbą šitoj, vat, tam regione, kur mes važiavom, praktiškai visi moka. Apie tą kalbą pirštais. Nebuvo kažkokių kuriozinių situacijų, kad, nežinau, pasakot, kad reikia kažko 2, o gaunat 4. Buvo gal su tokia gal kuriozinė situacija su šiek tiek gal suvalgymu per vienus pietus, tai ten, kadangi irgi ten pirštais, jis nešt, mes, nešk, tai ten nešė, aišku, mes ten pavalgėm tikrai nemažai, kaip tai sąskaita, kaip gavom, tai truputį akis persiverti. Vienas iš klausimų irgi skamba taip, kad kelionės metu ir namuose faktas, kad maistas skiriasi, bet jeigu kažkas keliautų ir ką reikėtų žinoti ir pasiruošti kelionį, kad nereikėtų kelionės stabdyti dėl pilvo skausmų. Vienas iš tokių, net nežinau, gal patarimų ar nepatarimų, mes, kai ateidavo pietų metas, stebėdavom kavinės. Niekada neįdavom į tuščią kavinę valgyti. Ir žiūrėdavom, kad būtų ne turistai, o vietiniai gyventojai. Ten vadinasi, kai yra vietinis gyventojas, maisto kokybė turėtų būti, ne tai, kad šviežias turėtų būti maistas praktiškai visą laiką. Tai turėtų padėti labai stipriai ir aišku, ten turėtų kažkokių ten tablečių nuo pilvo visokių reikaliukų. Plius dar su maisto vartojimu, jeigu išvažiavus iš turistinės zonos Maroke, Mauritanijoje, nėra įrankių. Tai teko rankom valgyti? Tai ten su duona valgo viską, tokia balta. Ir klausiam, taigi įrankiai, tai sako, atneškit įrankį, tai atnešim. O ką? Sako, viskas yra, valgykit, ko iš čia. Tai jie viską ten valgo rankom. Ir plovą valgo rankom, ima į ranką, suspaudžia, tokį padaro gniužalą į burną. Ar yra kažkokių nerašytų taisyklių kelių eismo, kurias sužinojot šitos kelionės metu ir kad supratot, kad jų reikėtų laikytis? Maroke vieną gavom baudą už kelių greitį. Mauritanijoje kelių eismo taisyklės yra galbūt rekomendacinio tipo pobūdžio. Ar važiuoja kas kaip nori? Taip, pačioj sostinėje sustojom prie šviesoforo raudono, mes eiliai pastovėjom truputį, sankryžoje kur žalias, kuriem degė, mašinų nebuvo. Jie pastovėjo ir nuvažiavo. Visi koloną pajudėjom ir visi per raudoną pravažiavom taip sėkmingai. Ten, aš taip suprantu, kadangi tu per raudoną važiuoji jau įsitikinęs, kad nėra transporto priemonių važiuojančių iš kairės arba dešinės, tai vos nesaugiau pravažiuoti sankryžą, negu važiuoti per žalę. Važiavot ir į Senegalo sostinę, Dakarą? Šalia buvom, į patį centrą nevažiavom, bet į tokį priemiestį privažiavom, kaip pas mus Pilaitė jau čia arti. Žodžiu, buvo Senegalo Pilaitė. Tarkim. Yra ten kitas ežeras, garsusis dėl savo spalvos, šalia kurio ten ir tas legendinis Dakaro ralis eidavo. Kaip gyvai tas ežeras atrodo ir ar įspūdį paliko, ar buvo toks labiau? Atvažiavom, pamatėm eilinę spalvą, eilinį ežerą patvinusi. Klausiam, kas pas vietinius, kadangi ten, ta vieta, kur baigėsi Dakaras, ten buvo rampa kažkada pastatyta, yra pastatyta ir ten kažkoks paminklas, ten, kurį aš jau rodžiau, nuotraukas yra nufotinti. Ar ten monumentas, nežinau. Tai sakė, prieš 2 dienas buvo labai labai daug lietaus. Pripildė ežerą to lietaus vandens ir jisai jau tapo nebe rožinis. O ta rožinė spalva atsiranda iš kažkokių kristalų, kurie ten tirpsta tam vandenyje ir nudažo tą vandenį, tą rožinę spalvą. Tai jos labai labai stipriai atskėdė ir tas spalvos neliko. Tai įspūdžio, kaip suprantu, ežeras nelabai paliko. Kad rožinis nematėm. 30 dienų beveik keliavot, ar ne? Taip. Ir kilometražas 15 000 arti, plius minus. Taip. Ką tau šiandien reiškia šitie skaičiai? 2 aptarnavimus motociklų. Kas dar iš tokių akimirkų, kad tau įstrigo tikrai labai ilgam gyvenimui? Taip, įstrigo galbūt akibrokštas šioks toks, kurį mes išgirdome Maroko
Maroko mieste Lemarse viešbutyje susitikom su turistais ispanais, Mhm. kurie pasakė, kad kai jūs nakvosite paskutiniam viešbutyje prieš sieną su Mauritanija ir paskui iš jos startuosit ir važiuosit iki Nuakčiotos sostinės, iki Mauritanijos sostinės Nuakčiotos, bus apie 430 km ir tame tarpe ne visą laiką gausit benzino. Gali būti, kad iš vis negausit kuro. Mhm. Šiandien tikslas Nuakčiotos yra Mauritanijos sostinė. Tikiuosi iki vakaro pasieksim, bandysim paplūdimį važiuoti paskutinius 200 km. Degalinių taip pat nebus. Teks saukyti kurą. Tikiuosi užteks, nes turim 8 litrus papildomai. BMW motociklam tik turėtų užtekti, o man reiks arba važiuoti 80, arba reikės dasipilti. Manau, kad dasipilti ir bandysiu važiuoti toliau kokį priimtinu greičiu, ne 80, kokį 110. A few moments later. Esam dabar kažkur vidury Saharos, ne? Vidury tarp Nuakčioto ir sienos. Nuakčiotas yra Mauritanijos sostinė. Buvo vienas nuvirtimas su BMW. Dabar dar ieškom kūro kažkur šalia. Jeigu rasim kūrą, važiuosim iki degalinės ir buvo virtimo, BMW dūmina. Nežinau, kaip čia bus toliau. Kol kas nežinioje. Bandom. Brolis išvažiavo ieškoti degalinės su benzino. Tai va, grįž kažkada žiūrėsim. Pas jį ten vienintelį yra internetas. Bandys pasigūglyti, pažiūrėti, kaip čia kas vyksta. Tai vat BMW motociklai, tai kaip ir tą kelią įveikti be problemų galėjo. O vat mano motociklas jau turėjo būti, arba turėjo važiuoti labai mažu greičiu, iki kokių 80 km greičiu, arba tada turėjau turėti atsarginio kuro. Nei jokių legalių, nei nelegalių degalinių. Tai, ne, degalinės yra, bet kad nebus benzino, dizeliną, aš esu tikrai tam dizeliną kolonėlių matėm, ir tokių tam pusiau europietiškų, ir matėm tokių vietinės reikšmės, kur stovi tik tais 5 litrų bakeliai tokie nuo vandens, ir vat prašom, čia degalinė. Ar po tokios kelionės kyla minčių jau kažkokiam dar didesniam ir rimtesniam žygiui? Rimtesniam? Nežinau, gal artimiausiu metu ne. Bet turbūt kitais metais kažkur metų vidury tikėtina, kad gal kažką ir sugalvosi, ar ne? Tokią akibrokštą nemanau. Reiktų gal palaukti. Šiaip galima būtų važiuoti, bet reiktų visai kitą formatą daryti. Per Europą važiuoti tikrai ten nėra reikalo su motociklu. O po Afriką pasivažinėti, tai pakankamai gal ir įdomu, bet reikia visai kito motociklo, ten kitos įrangos, ten kiti reikalai. Bet tada ten ir kiti vaizdai atsiveria. Nevažiuoti asfaltų, kur turistai, važiuoti į turistų nematomą vietą, tai ten būtų gerokai įdomiau. Nelankytinas vietas. Jei iš kolegų kažkas sugalvotų pakartoti tavo tokį žygį į Afriką, kokius pagrindinius patarimus duotum? Pagrindinius? Nedvėjok. Tiesiog sėsti ir važiuoti, ar ne? Sėsti ir važiuoti. Tikrai bus apie ką paskui prisiminti, ką papasakoti. Ir kaip ten, suprasit, kad Lietuvoje mes gyvenam tikrai labai gerai. Klausytojai, tiksliau kolegos, čia dar ir palinkėjimų prirašė greta tų klausimų. Tai kažkas dėkoja už smėlį parvežtą ir sako, kad labai graži tekstūra. Palinkėjimas sėkmės rengiant sekančias keliones, siekti užsibrėžtų tikslų, kad kelias nedulkėtų ir Modestas perduoda linkėjimus. Tai ačiū tau už laiką, žinau, kad šiuo metu jungiamės per teletiltą, esi užsienyje, darbuose, tai kad darbų labai netrukdyti, labai ilgai neužlaikysiu. Ką pats norėtum dar perduoti kolegoms, treliečiams, trelietėms ateičiai kažkokį palinkėjimą nuo savęs? Aš norėčiau gal padėkoti Trelo, kad suteikė galimybę keliauti. Ne kiekviena darbovietė, manau, kad
suteiktų tokias ilgas atostogas. Padėjo, tikrai, ir pagelbėjo kai kuriais klausimais, ir padėjo. Ir triliečiam irgi aš linkėčiau keliauti visur ir visada. Žodžiu, kad gyvenime netrūktų kelionių, ar ne? Taip, kelionės yra gerai. Dar vieną tokį gal akcentą pasakysiu, nežinau, ar čia į temą ar ne. Į visus Dakarus kelias vyksta kažkodėl per Larą ir per Leoną. Kad ir kur Dakaras bevyktų. Ar tu važiuotum į tikrą Dakarą, ar tu važiuotum į Dakarą į Ameriką, ar tu važiuosi į Saudo Arabiją, vis tiek važiuos keliais Larą ir per Leoną. Turbūt reikėtų koreguoti tą posakį, kad visi keliai veda į Romą, ar ne? Kad iš tikrųjų visi keliai veda į Larą arba Leoną. Čia jeigu važiuoji į Dakarą. Jo, jeigu važiuoji į Dakarą, tuo atveju. Supratau. Tai, Robertai, dar kartą ačiū tau. Ačiū klaususiems, ačiū žiūrėjusiems. Čia buvo tokia virtuali, sakykime, tinklalaidė Trelo šneka degančios sėdynės. Su klausytojais, darbuotojais susitiksim 14 epizode, nes šis yra 13 ir kaip buvom žadėję, tai šitų šventinių laikotarpių turėsim čia daug visokių staigmenų ir tokių special edition podcastų. Tai ačiū dar kartą, Robertai, ačiū klaususiems ir iki sekančių kartų. Ačiū.